su dirbtinio intelekto vystymu ir tą aš pradėjau daryti dar nuo doktorantūros laikų, kas tuo metu dar apie dirbtinį intelektą mažai kas žinojo ir mažai kas kalbėjo. Tai jeigu jau aš labai nusibosiu, tai jūs pradėkit švilpti arba muziką įjunkit, tada aš suprasiu, kad man laikas baigti. Nes kaip matote, tų temų, kurias aš norėčiau šiandien aptarti, yra ne viena. Tai be abejo, galbūt kartais atsiprašysiu, iš anksto turėsiu, kad aš truputėlį detalės nueisiu, galbūt stengsiuosi to nedaryti, bet, skaitant mokslinius pranešimus ir kai yra klausytojai mokslininkai, tai yra truputėlį kitaip, nes, detalės norisi sužinoti. Šiuo atveju aš paruošiau tokią labiau populiarią paskaitą, tačiau, aišku, galbūt detalių šiek tiek bus, tai aš šiek tiek improvizuosiu ir galbūt kai kurias dalis supaprastinsiu ir panašiai. Aš taip garsiai šneku, tai gal ir be mikrofono. Taip, o mes pradėsim nuo Nobelio premijų aptarimo, kadangi šiemet galbūt esate ir girdėję, kad net 2 Nobelio premijos buvo skirtos už išradimus, kurie dalinai susiję su dirbtiniu intelektu. Tai pradžiai, kas tai yra, kas tos Nobelio premijos, tai švedų išradėjas ir inžinierius Alfredas Nobelis savo testamente nurodė, kad jo turtas, jis tuo metu jo turėjo ne tiek mažai, nes jis buvo ir išradėjas, inžinierius, kūrė tuo metu tokias technologijas pakankamai naujas, tai jis buvo nurodęs, kad jo turtas turi būti panaudotas apdovanoti tuos, kurie per praėjusius metus atnešė didžiausią naudą žmonijai. Ir pirmosios premijos buvo išdalintos 1901 metais, tai atrodo jau labai senai. Ir tuo metu buvo nuspręsta, kad bus premijos už fizikos, chemijos, fiziologijos ir medicinos, literatūros ir taikos nuopelnus. Vėliau dar prisidėjo premija už ekonomiką ir ten jinai šiek tiek kitaip vadinasi, bet galbūt ne tiek yra svarbu. Taip, tai iš tiesų ir iš Lietuvos yra laureatas kilęs iš Lietuvos. Tai 1980 metais buvo apdovanotas Česlovas Milošas ir gavo literatūros Nobelio premiją. Tiesą sakant, yra ir daugiau mokslininkų, kurie kilę arba jų tėvai, seneliai yra kilę iš Lietuvos, bet iš tiesų tikrai nėra daug. Ir premija siekia beveik 10 milijonų eurų. Tai gal kiekvienas iš mūsų norėtų gauti. Ir aišku, jeigu kas įprastai būna ne vienam mokslininkui skiriama, o skiriama keliem mokslininkam, bet vis tiek ta suma yra įspūdinga. Ir šiuo metu yra gavę ne visai 1000 asmenų, bet arti to per tą 100 daugiau metų. Kas reiškia, kad tai yra ypatingai aukšto lygio premija. Čia šiaip įdomumo dėliai iš kokių šalių, čia suprantu, kad galbūt ta nuoroda nelabai ryškiai matosi iš toliau, bet aišku, Amerika dominuoja, Didžioji Britanija tamsiausia spalva, bet geltonai, kur yra viena nuo 1 iki 4 premijų skirta, tai kaip matom, Lietuva irgi yra pažymėta ne visai pilka spalva, kas įprastai yra kitose tokiuose mažiau išsivysčiusiuose šalyse. Ir galbūt nežinau, kiek jūs esate girdėję, prieš čia keletą metų mūsų universiteto vienas profesorius, jo komanda, tai yra profesorius Šikšnys, beveik vos negavo Nobelio premijoje, nes jau buvo ten kažkoks kandidatas, bet paskui ten gavo už išradimus labai panašius į jo. Tai visi, aišku, tokie super aukšto lygio mokslininkai ir Lietuvos pretenduoja, bet konkurencija yra didelė. Taip, tai apie šių metų premijas, tai fizikos Nobelio premiją gavo 2 mokslininkai, Hopveldas ir Hintonas, ir taip įvardinta, kad tai yra už fundamentalius atradimus ir išradimus, kurie įgalina mašininį mokymąsi pasitelkiant dirbtinius neuroninius tinklus.
Kitaip sakant, kad mes kaip dirbtinio intelekto bendruomenė džiaugiamės tą premiją, kuria prasme kaip įvertinimas dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi ir nepaisant to, kad tai yra kaip ir fizikos Nobelio premija, bet iš tiesų tai gali dalinai džiaugtis ir informatikai, kadangi tokios premijos informatikos srityje nėra, tai vis tiek jinai turi būti skirta pagal kažkokias sritį. Taip, tai dabar dar keli žodžius apie chemijos Nobelio premiją gavo 3 mokslininkai už naujų baltymų kūrimą ir jų struktūrų projektavimo pasitelkiant dirbtinio intelekto modelį AlphaFold 2. Ir aš apie chemijos Nobelio premiją ir tų baltymų sudarimą mažai ką išmanau, tai galbūt per daug ir nekomentuosiu, bet tik noriu pasidžiaugti, kad vis dėlto dirbtinis intelektas yra ne tik kaip taikymas, bet ir toksai pripažinimas mokslinėje bendruomenėje. Taip, o dabar jeigu apie pačius darbus tų 2 mokslininkų, tai iš tiesų jie buvo apdovanoti, kaip ir galima, taip jeigu paprastai paaiškinti, už dirbtinio intelekto, pradmenis galima sakyti. Aišku, patys ankstyviausi pradmenys buvo dar anksčiau, aš šiek tiek užsiminsiu, bet iš tiesų metai ir yra čia nurodyti, kad tikėtina, kad ir jūsų daugumos dar nebuvo tuo metu, arba jeigu buvo, tai labai ten dar po stalu vaikščiau. Tai jie sukūrė būtent tam tikrus neuroninių tinklų, teorinius modelius, tokius galima būtų pasakyti. Hopfeldas iš tiesų yra fizikas, tai jis irgi tokią asociatyvią atmintį, kitaip sakant, modeliavo, kas yra ir svarbu ir šiuolaikiniams mašininio mokymosi modeliams, įskaitant ir dirbtinius neuroninius tinklus. Tai reiškia, jie ne tai, kad už šios dienos išradimus gavo tą premiją, o už ilgą darbą. Ir tos pradmenis, kurie ir padarė dirbtinį intelektą, leido padaryti dirbtinį intelektą tokį, kokį mes dabar turim. Hintonas laikomas dirbtinio intelekto krikštatėviu, taip vadina jį, nes jisai tikrai labai daug prisidėjo tiek prie dirbtinių neuroninių tinklų vystymosi, tuos paskutinius keliasdešimt metų, tai mokslinių publikacijų gausa yra didelė, jisai dirbęs ir Google kompanijoje ir kitose tokiose IT lyderiaujančiose kompanijose, tai jis kaip ir yra vienas iš tų mokslininkų, kuris tikrai ir teoriniam lygmenį vysto tos neuroninius dirbtinį intelektą, ne tik taikymą. Taip, bet kas tas yra dirbtinis intelektas? Tai ar tai tik ChatGPT, kurį mes visi gerai žinom, nes dabar prieš porą metų apie dirbtinį intelektą mažai kas žinojo, kai atsirado, buvo plačiai jau jis paskelbtas naudojimui ChatGPT, tai nemaža dalis, jeigu apklaustume žmonių, net nesusiję tiesiog su mokslininku, tai ChatGPT ir dedamas lygybės ženklas su dirbtiniu intelektu. Tačiau tai tikrai nėra tik ChatGPT. ChatGPT tai yra tik tai taikymas vienas dirbtinio intelekto. Tai šiandien aš ir norėčiau šiek tiek pateikti tokios informacijos, kas tas yra dirbtinis intelektas, koks jo sąryšis su mašininiu mokymusi, dirbtiniais neuroniniais tinklais, už kuriuos jų išradimus ir gavo tie mokslininkai minėti fizikos Nobelio premiją. Tai iš tiesų dirbtinis intelektas tai yra informatikos mokslo šaka susijusi su duomenų apdorojimo sistemomis, kurios atlieka funkcijas paprastai siejamas su žmogaus intelektu, tokias kaip samprotavimas, mokymasis ir kūrimas. Tai kai sakoma, kad dirbtinis intelektas atlieka žmogaus funkcijas, tai ne visai tiesa, nes žmogus gali pakelti ranką, atlikti kažkokį fizinį judesį, bet čia nėra intelekto. Tai gali būti mechaninis robotas kažkoks sukonstruotas, kuris irgi gali pakelti ranką, judėti ir panašiai. Čia, kalbant apie dirbtinį intelektą, kalbama apie intelektą, apie žmogaus intelektą ir kitaip kaip simuliuoti žmogaus intelektą, kad sukurti dirbtinę sistemą, kuri būtų tokia protinga kaip žmogus.
Išskiriami yra tokie 3 pagrindiniai dirbtinio intelekto tipai, tai vadinamas siaurasis dirbtinis intelektas. Na ir jis, tokios sistemos gali spręsti gana specifinius uždavinius, na kaip šachmatų žaidimas pavyzdžiui. Tačiau arba konkrečių lygų diagnostikai naudojami kažkokie dirbtinio intelekto įrankiai. Bendrasis dirbtinis intelektas yra arčiau žmogaus intelekto, nes žmogus gali mokėti žaisti šachmatais, jeigu tai medikas, tai jis gali tiksliai diagnozuoti ligas, atpažinti veidus, kažkokius vaizdus, tai čia visi žmonės gali tą ir panašiai. Tai vat, dabar ir siekiama sukurti tą vadinamą bendrąjį dirbtinį intelektą, kuris būtų kaip ir analogas žmogui. Ir dar trečias tipas, vadinamas toks dirbtinis superintelektas, artificial superintelligence, kuris būtų protingesnis už žmogų. Tai čia, aišku, yra filosofinis gana klausimas ir yra aštrios diskusijos, kadangi dirbtinio intelekto kūrėjas yra žmogus, tai ir žmogus gali sukurti už save protingesnę būtybę, gal, bet iš kitos pusės gal dirbtinis intelektas kurs dar protingesnės būtybės. Na, bet čia tik laikas padarė, čia galima kalbėti apie tai, bet jokių dar tokių neįrodymų tikrai sunku rasti. Taip, dar grįžtant prie dirbtinio intelekto raidos, tai nepaisant to, kad mano tie paminėti mokslininkai, įskaitant ir Hintoną, kaip sakiau, lyg tai dirbtinio intelekto pradininkas ir vystytojas, bet iš tiesų jis buvo pastarųjų kelių dešimtmečių toks mokslininkas išradėjas, bet pati dirbtinio intelekto pradžia, tai dar galima datuoti anksčiau, kai dar prieš Antrą pasaulinį karą buvo pasiūlytas dirbtinio neuronų modelis ir iš tiesų tas modelis, ta tokia abstraktus modelis, yra naudojamas ir šiuolaikiniuose dirbtiniuose neuroniniuose tinkluose. Tai buvo tik tai labai fundamentiniai dalykai. Pačio termino pradžia yra laikoma 1956 metai, kai įmonės IBM organizuotojo konferencijoje buvo tas terminas pradėtas vartoti. Tai irgi kaip atrodo, kad dirbtinis intelektas, tai tada, kai ChatGPT atsirado prieš 2 metus, bet tikrai tai ir nėra tiesa. Na ir po kelių metų toks mokslininkas Rosenblatas sukūrė neuroninį tinklą, kuris mokomas tai vadinama klaidos skleidimo atgal algoritmu, tokia error back propagation algoritmas angliškai vadinamas, kuris praktiškai irgi ir dabar šiuolaikiniuose neuroniniuose tinkluose yra naudojamas. Tas reiškia, kad viskas ne taip greitai būna sukurta, kaip mums atrodo kaip naudotojams, kad va čia jau dabar ir sukūrė Google'as ar Meta ir panašiai, bet pradmenis buvo tikrai daug seniau. Na ir jeigu pažiūrėtume tokią laiko juostą, tai matytume daug tų datų, kurias aš gal nenorėčiau taip detalizuoti, bet tikrai prasidėjo gana senokai. Na ir tas ChatGPT buvo kaip ir būtent, kadangi išpopuliarino dirbtinį intelektą gana taip efektyviai galima sakyti. Taip, o ką dabar dirbtinis intelektas gali be tų chatbotų, vadinamų dirbtinio intelektų grįstų pokalbių robotų ir nėra ne tik ChatGPT, bet ir Copilot ir kitos, ir jų dabar atsiranda vis daugiau ir konkuruoja norėdami funkcionalumą padaryti kiek galima didesnį ir panašiai. Bet kompiuterinės regos uždavinių sprendimas taikant dirbtinį intelektą yra dabar gana jau, rezultatai yra gana tikslus. Įskaitant ir medicininių vaizdų analizę, kai radiologai ten peržiūrėdami, tarkime, kompiuterinės tomografijos nuotraukas, tai tik patyrę radiologai gali pastebėti kažkokius pakitimus, ypač tai yra svarbu ankstyvosiose ligos stadijose, kai tie pakitimai yra minimalūs ir radiologai didelio krūvio, tokio monotoniško darbo gali to nepastebėti. Dirbtinio intelekto sistemos gali, kadangi jos kaip ir nepavargsta, tai gali atpažinti gana tiksliai. Taip pat palydovais arba dronais gautų vaizdų analizė
Tai aišku, aktualiausia dabar ir kare, netoli vykstančiame dronais daryti vaizdai gali būti nagrinėjami dirbtinio intelekto sistemomis. Aišku, kaip karyboje dirbtinis intelektas yra naudojamas, tai čia gal atskira tema, gal tik ne šio vakaro tema. Na ir robotai, autonominiai automobiliai, kurie irgi jau yra net ne ateitis, o dabartis, ten irgi yra nemažai įdiegta įvairių dirbtinio intelekto įrankių. Tai čia tokia schemutė, kuri parodo, praktiškai nėra dabar srities, skaitant ir edukaciją, švietimą, ekonomiką, komerciją, čia žemės ūkį, transportą, sveikatos apsaugą ir daug kitų. Ir čia, aišku, ne visos sritis toli gražu išvardintos. Taip, tai galbūt apie dirbtinio intelekto galimybės medicinoje jau beveik ir pasakiau, kad tiek ligų diagnostikai, tiek naujų vaistų atradimui, personalizuotam gydymui ir daugelį kitų, galbūt esate irgi girdėję ne taip seniai, roboto ranka padėjo operuoti žmogų čia ir Lietuvoje, kai chirurgas gali būti net nutolęs kažkur ir tik tai valdant robotą atliekama chirurginė intervencija kažkokia, bet ten jame irgi gali būti nemažai dirbtinio intelekto komponentų. Taip, tai dabar šiek tiek konkrečiau, čia buvo tokia daugiau mažiau filosofija, bet kaip tas dirbtinis intelektas kuriamas, tai ir norėčiau šiek tiek paliesti. Tai visų pirma, tai yra neatsiejama nuo vadinamo mašininio mokymosi. Tai kas tas yra mašininis mokymasis? Tai pagrindinės mašininio mokymosi tokie du aspektai yra svarbiausi. Tai yra galimybė mokytis be aiškių instrukcijų, naudojant duomenis. Tai yra svarbu čia ir paryškinti, tai yra duomenis ir nėra aiškių instrukcijų, kitaip sakant, taisyklių. Dar yra toks terminas kaip gilusis mokymasis. Tai gilusis mokymasis tai kaip ir yra pojaubis mašininio mokymosi, o dirbtinis intelektas tai jau yra plačiau. Tai sistema, kuri gali imituoti žmogaus intelektą. Čia šioje schemoje ir parodyta priklausomybė, kad dirbtinis intelektas gali simuliuoti žmogaus elgesį ir visą mąstymą. Mašininis mokymasis jau yra šiek tiek arčiau prie žemės, tai yra be konkrečių taisyklių, pagal duomenis išmoksta algoritmai, tarkime, pažinti vaizdus ir panašiai. Taip, dabar ką reiškia tas be konkrečių tokių instrukcijų, tai priešingai nei mašininio mokymosi atveju yra toks vadinamis rule-based metodai, kažkokie taisyklėmis pagrįsti metodai. Ką tas reiškia, kad mes jeigu turime kažkokį uždavinį, mes turime parašyti taisyklės, jas įvertinti ir jeigu rezultatas mus tenkina, tai puiku, jeigu ne, tai galim kurti kitas taisyklės ir panašiai. Tai pats toks pavyzdys, kurį supras dauguma iš mūsų, tai yra, pavyzdžiui, antivirusinės sistemos. Kaip antivirusinės sistemos veikia? Jose yra daug taisyklių parašyta, kurios atpažįsta kompiuterinį virusą. Ir kai tik tai atsiranda naujas virusas, antivirusinių kūrėjai turi greitai parašyti naują taisyklę ir tada naujinti antivirusinės sistemas ir tada mes jau saugomės nuo to naujausio viruso. Bet aišku, blogiečiai dažniausiai būna greitesni ir jau sugeba užkrėsti nemažai kompiuterių, kol antivirusinių kūrėjai parašo naują taisyklę. Taisyklės, tai aišku, čia nėra taip elementarios kažkokios taisyklės, bet pakankamai sudėtingos, bet vis tiek yra taisyklės, sąlygos, kitaip sakant, kad atpažinti, kad ta programa turi virusui būdingų kažkokių savybių. Kitas būdas yra mašininių mokymųsi grįstas būdas, kai mes irgi panašų procesą turim, tačiau mes mokom mašininio mokymo algoritmus analizuojant duomenis, taip sakant, naudojant duomenis. Ir kalbant apie antivirusinės sistemos pavyzdį, tai reiškia, ta nuolat mokosi suprasti, kas yra virusas, kas yra gera programa, kas yra kenkėjiškas kodas, kas yra gera. Ir iš to supranta, kad kai ateis nauja kažkokia programa, ją suprasti, ar tai kenkėjiška ar ne.
Panašiai taip, kaip žmogus mokosi. Mažas vaikas jau matydamas tiek kažkokius vaizdus kačiuko ar šuniuko, tiek gal savo augintinį, jis gana greitai jau supranta, kur yra kačiukas, kur yra šuniukas. Arba ten mama nuo tėčio skiria ir panašiai. Tai pats principas ir yra tokių, nėra jam taisyklių kažkokių. Jis nesimoko taip, kad ten jeigu katino ilga uodega, tiksliau gyvūnėlio, ten kažkokia uodega, kažkokios formos, tai yra katinas. Ne, jisai iš tų vaizdų supranta, ar vienas vaizdas, objektas yra ar kitas. Tai mašininio mokymosi sistemos irgi norima taip, kad jos būtų sukurtos. Na ir kalbant apie dirbtinį intelektą, būtina paminėti dirbtinius neuroninius tinklus, kurie yra iš tiesų ir mašininio mokymosi, jie mokomi tiksliau mašininio mokymosi algoritmais, kitaip sakant, jiems irgi reikia duomenų ir nereikia kažkokių griežtų taisyklių. O pats principas irgi mokymosi yra labai panašus. Tai grįžtant apie tą populiarų ChatGPT, ar kitus pokalbių robotus grįstus dirbtinio intelektu. Tai jis yra apmokytas viso pasaulio tekstynais, kitaip galima išsireikšti, tai yra labai labai daug duomenų. Ir tada jisai nagrinėjant tekstą išmoksta ryšius tarp žodžių ir kai mes pateikiam kažkokią užklausą, jisai sugeba susijęti reikšminius žodžius ir gauna atsakymą. Bet tam pačiam klausimui jis gali vis kitą atsakymą sugeneruoti, nes, jis galbūt tas sąsajas kitas pasižiūri ir tas atsakymas, niekaip nesutaps, net tam pačiam klausimui, jeigu tas pats klausimas suformuluotas. Tai iš tiesų tai irgi yra neuroniniai tinklai tam tikro tipo, vadinami transformeriai, kurie itin yra sudėtingi, apmokyti itin dideliais duomenų kiekiais, naudojant itin didelius skaičiavimo resursus. Tai be abejo, tik tai didžiosios kažkokios IT kompanijos gali tą padaryti. Nes dabar atsirado ta problema, kad anksčiau ir mokslė galėjo vienas mokslininkas, ten mokslinis institutas kažką daryti ir savo resursų pakakdavo. Dabar praktiškai konkuruoti tai yra beveik neįmanoma, nes tikrai neužtikrins joks universitetas, joks institutas tokių skaičiavimo pajėgumų, ką turi didžiosios IT kompanijos. Taip, tai dabar, gal čia kai ką praleisiu, kad truputėlį pagreitinti visą tą Turingo testą, gal irgi praleisiu. Taip, gal įdomiau, kaip sukurti dirbtinio intelekto sistemą. Tai yra algoritmą, kuris kažką gero mums padarytų. Ir nežinantiems tai aišku gali atrodyti, kad tokia mistika, čia yra kažkokie ateiviai, tik tai kuria tą dirbtinį intelektą, bet iš tiesų tai yra gana daug matematikos ir dirbtinio intelekto modeliai, tai yra ne kas kita, kaip matematiniai modeliai aprašyti formulėmis, taip pat reikalingi jiems suskaičiuoti dideli skaičiavimo resursai ir duomenys. Tai čia yra viskas yra labai žemiškai, viskas kaip ir suprantama atskiros tos dalys. Tai nėra joks labai stebuklas. Tai norint sukurti kažkokią dirbtinio intelekto sistemą, įrankį, reikia 3 pagrindinių dalykų. Tai yra duomenų, jų turi būti daug, jie turi būti reprezentatyvūs ir jie gali būti tiek skaitiniai, kaip kokie finansų duomenys, taip pat gali būti vaizdai, signalai, tekstas ir viskas tai vadinama duomenimis. Tada reikalingas dirbtinio intelekto modelis, mokymosi algoritmas ir rezultatas yra apmokytas modelis, kuris jau gali generuoti atsakymus į mūsų užklausas, atpažinti ligas, valdyti autonominį automobilį ir panašiai. Tai dabar čia duomenys tai galbūt labiau suprantamas dalykas. Dabar pradėjau. Įdau šitaip gerai. Viskas gerai. Taip, tai vienas iš dažniausių dirbtinio intelekto naudojimų modelių tai yra dirbtiniai neuroniniai tinklai.
Tiesą sakant, aš net nežinau kitų, ar yra kažkokių modelių dar dirbtinio intelekto, galbūt aš nežinau, bet jie visi vienaip ar kitaip susiję su dirbtiniais neuroniniais tinklais. Tai dirbtiniai neuroniniai tinklai sudaryti iš neuronų, kurie yra kaip ir biologinio neurono modeliai. Jeigu čia tarp jūsų yra gamtos mokslo atstovų, tai atsiprašysiu, jeigu šiek tiek aš čia nusišnekėsiu ir jūs galbūt apie biologinį neuroną žinot daugiau. Tai kas yra faktas, kad žmogaus smegenys susideda iš labai daug neuronų. Literatūroje yra teigiama, kad apie 86 milijardus. Aš nesu tikra, kaip ten juos suskaičiuoja. Gal jūs kažkas žino, kokie ten skaičiavimai vykdomi. Taip pat kiekvienas neuronas yra sujungtas vienas su kitu, tai reiškia, jie turi labai daug jungčių. O neuronas biologinė prasme, taip supaprastinai galima pasakyti, kad tai yra ląstelė, galinti generuoti elektrocheminį signalą. Čia yra to biologinio neurono toks, kaip ir supaprastintas irgi dalykas, kaip čia yra toks ląstelės kūnas vadinamas soma, dendritai, įvestis ir besišakojančio išėjimo struktūro aksona ir kitos ląstelės tie dendritai susijungia su kitos aksonais ir taip užtikrinamas tas visas tinklas neuroninis. Tai kaip minėjau, prieš Antrą pasaulinį karą buvo sukurtas dirbtinio neurono modelis, kuris buvo labai panašus į šitą. Yra tam tikri dalykai, kurie skiriasi, bet esmė yra visą tai matematiškai modeliuoti, kas yra pateikta šioje schemoje. Tai kaip ir net ir vizualiai taip atrodo, kad gana panašu. Tai reiškia, mes į neurono įvestį duodam duomenis. Čia atliekama labai paprasta matematika. Jungtis turi vadinamus svorius. Tai sudauginamos įvesti su svoriais, susumuojama, kiek bebūtų tų įeičių. Ir dar pridedamas vadinamas toks poslinkis, tada paveikiama tokia vadinama aktyvacijos funkcija ir gaunamas išėjimas. Tai ta matematika vieno neurono atveju yra itin paprasta. Čia net nėra jokių integralų ar kažkokių kitokių sudėtingesnių matematinių dalykų. Na ir čia galbūt dalį praleisiu, bet noriu pasakyti, kad iš tiesų aktyvacijos funkcija pati paprasčiausia, nuo ko prasidėjo neuronų modelis, yra vadinama tokia slenkstinė. Tai yra ir neuronų išvestis yra lygi arba nuliui, arba vienam. Tai kai ta suma viršyje kažkokį lygį, na šiuo atveju čia nulis, bet čia gali būti ir kažkoks kitas slenkstis, reiškia tada aktyvuojamas neuronas, jeigu taip sąsaja su biologiniu neuronu, jeigu nulis, tai nėra aktyvacijos. Na ir per visą tą mechanizmą tas neuroninis tinklas yra labai panašus į biologinį. Ir jis net vienas neuronas gali spręsti labai paprastą duomenų klasifikavimo uždavinį. Kaip pavyzdžiui, čia parodysiu, yra duomenys, mes čia turim tokius duomenys, yra išmatuota keli požymiai, tokie kaip sistolinis kraujo spaudimas, diastolinis kraujo spaudimas, širdies dažnis, cholesterolis, aišku, jų gali būti daug daugiau. Čia yra tik dalis pateikta dėl to, kad netilptų viskas čia. Ir yra dviejų klasių pacientai sveiki ir sergantys. Ir mums reikia sukurti neuroninį tinklą arba neuroną, kuris suprastų, kad pagal šituos požymius, ar tai sveikas žmogus, ar serga, ir kai ateina naujas pacientas, ta klasė turi būti nustatyta viena ar kita. Ir paprastas neuronas, net vienas neuronas, gali nesunkiai spręsti tokį uždavinį. Taip čia ir dabar, kaip jisai tą daro ir apskritai, kas yra neurono mokymas, tai aš kur rodžiau šią tokią schemą supaprastintą. Tai čia yra duomenys, tai yra kažkokie skaičiai. Nepaisant to, kad tai gali būti vaizdas ar signalas, bet tai yra vis tiek skaitmeninis vaizdas ar skaitmeninis signalas, kas reiškia, kad tai yra skaičiai. Svarbiausia, mokymo metu reikia rasti svorių ir to vadinamo poslinkio reikšmės. Tai taip mes kaip yra, kai žmogus mokosi, ar nežino, kaip ten viskas vyksta smegenyse, atrodo
sudėtinga ten paaiškinti, nežinau, neurologai galėtų paaiškinti, kaip ten, kas smegenyse vyksta, kai mes kažko išmokstam, arba gimęs vaikas, kaip ten formuojasi, kaip jisai mokosi. Čia viskas yra daug paprasčiau. Čia reikia rasti svorius ir tokius svorius, kurie pagal tuos svorius neuronas supranta įvesti pateikus šios duomenis, kad tai yra vienos klasės ar kitos klasės atstovas. Tai iš tiesų, kalbant šiek tiek jau taip konkrečiau, tai yra sprendžiamas optimizavimo uždavinys. Tai sakau, čia yra labai daug matematikos. Ir optimizavimo uždavinys, ką jis daro, mes norim minimizuoti tą vadinamą paklaidą, kitaip vadinamą dar nuostolių funkciją, kuri paprasčiausias būdas ją išreikšti yra, kokia, tai yra trokštama reikšmė, kokia turėjo būti klasė ir kokią gavo neuronas. Ir aišku, jeigu sutaptų, tai būtų ta paklaida lygu nuliui ir mums viskas būtų labai gerai. Bet aišku, ne visada ir ypač mokymo pradžioje, tai nelabai sutaps. Tai dėl to svoriai yra keičiami pagal tą vadinamą tokį gradientinio nusileidimo metodą, kurio aš irgi labai detaliai nenorėčiau kalbėti, visi va tie terminai rodo, kad tai yra neuroniniai tinklai, tai yra susijęs su matematika, su optimizavimu ir jokio čia tokios mistikos nėra. Aišku, vienas neuronas jisai gali spręsti itin paprastus uždavinius. Dažniausiai neuronai yra jungiami į taip vadinamus dirbtinius neuroninius tinklus, taip kaip biologinėme neurono atveju. Tas mokymas šiek tiek pasidaro sudėtingesnis, o čia yra pateikta iš vieno šaltinio, kiek gali būti, kaip tie neuronai vienas su kitu jungiasi, galbūt tie neuronai nėra reiškiantis vieną ir tą patį. Tai čia va taip ir išvardinta va spalvomis, ką reiškia kiekvienas tas skrituliukas. Aš vat kalbėjau apie paprastą neuroną pradžioje, vadinamą perceptronu. Tada vat yra vat tas tiesioginio sklidimo neuronas, kuris yra analogiškas vat šitam. Bet čia yra jų daug daugiau. Ir jeigu mes pažiūrėtume, grįžtume prie tos šių metų fizikos Nobelio premijos, tai va čia ir matom jo pavardę Hopfeldo tinklas yra, o Hintonas yra pasiūlęs taip vadinamą Boltzmano mašiną. Tai va čia jie už šituos, va, aišku, šitie tai čia grafikai nelabai ką parodo, net čia reikia detaliau nagrinėti, kaip ten viskas vyksta, bet tik tiek, kad va čia va už šituos nuopelnus jie ir buvo apdovanoti šiemet Nobelio premiją. Ir čia jau yra tikrai daug, čia įskaitant populiarius konvolucinius neuroninius tinklus. Čia galbūt dar nėra, informacija šiek tiek senesnė, nėra tų transformerių, bet jie irgi turėtų rasti vietą tarp tų neuronų. Taip, na tai čia gal šiek tiek pasikartosiu, kad dirbtiniai neuroniniai tinklai yra mokomi mašinio mokymosi tokia strategija, nes reikia duomenų. Reikia duomenų ir reikia kažkaip užrašyti tas mokymo taisyklės, tiksliau mokymo algoritmą tokį, kad išvengti kažkokių konkrečių taisyklių. Taip, čia galbūt irgi šitą praleisim. Ir dabar pabaigai, kad jau čia galbūt jau nusibodo, mes galėsim gal padiskutuoti tokioje klausimų atsakymų sesijoje. Na ir žinoma, verta paminėti ir generatyvinį dirbtinį intelektą. Iš tiesų dabar tas intelektas yra skirstomas į dvi tokias grupės. Tai dirbtinis intelektas grįstas mašininiu mokymusi, tai ką aš kalbėjau prieš tai. O kitas tipas dabar šitas populiariausias toks generatyvinis dirbtinis intelektas. Iš tiesų, gebėjimas kurti yra laikomas aukščiausiu intelekto lygmeniu, kurio ne vienerius metus siekia dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai. Nes žmogus intelektualus ir jis yra kūrybiškas. Nu, va, tas yra, kad kūryba yra labai svarbu intelektui. Nes visa kita tai gali ten dar ir išmokyti. Na, kažkokį augintinį gyvūnėlį mes galim ten kažkokių triukų išmokyti ir panašiai.
Bet ar jisai yra kūrybiškas, klausimas. Galbūt, čia mes galbūt daug dar ko nežinome. Tai algoritmai, kurie sugeba kurti, tik per žingsnį atsilieka nuo bendrojo dirbtinio intelekto imituojančio žmogišką intelektą. Kaip ir sakiau, kad siaurasis tai yra konkrečiai kažkokiam uždaviniui spręsti. Medicinoje, diagnostikoje, vaizdų analizėje, šachmatų žaidime ir panašiai. Bet bendrasis dirbtinis intelektas tai yra itin jau panašus į žmogų. Taip, tai visų pirma, norint sukurti generatyvinio dirbtinio intelekto sistemas, tokiems modeliams apmokyti reikalingi milžiniški duomenų kiekiai. Ir čia yra toks iš tiesų paradoksas. Ir mokslininkai nagrinėja tą paradoksą tokį, kad pavyzdžiui, kad vaikas atpažintų kačiuką, atskirtų kačiuką ir šuniuką, tai, jis gali kelis egzempliorius pamatyti, gal knygutėje kažkur, gal kažkokį vieną egzempliorių tikrą, ir jis jau atpažįsta gana jauno amžiaus. Bet kuriant dirbtinio intelekto sistemas, tai mums reikia tūkstančius pateikti jam paveikslėlių, kad jisai suprastų, kur yra kačiukas, kur yra šuniukas. Tai iš tiesų, dar viskas veikia irgi šiek tiek iš jėgos pozicijos tokios, nors taip gali kartais atrodyti, kad, čia viską labai jau protingai jis daro. Ir aišku, pabaigai verta paminėti dirbtinių, arba dar kartą pasakyti apie dirbtinio intelektų grįstus pokalbių robotus. Čia jau nekartą minėtas ChatGPT, bet jis turi daug konkurentų, čia išvardinti tik keli iš jų, tokie kaip Google Gemini, Microsoft Copilot. Jūs tikriausiai būdami studentais ir naudojat ir rašto darbams, ir visokiem atsiskaitimams ir panašiai. Ir dabar dėstytojai yra pasimetę, visų pirma ir dėstytojai naudoja paskaitoms ruoštis. Tai tada truputėlį pasimetama, kiek čia galima, kiek čia negalima, kiek čia etiška naudoti, neetiška. Bet čia, aišku, kiti tokie klausimai jautrus. Taip, tai čia gal tik labai trumpai, kad pokalbių robotai yra pagrįsti taip vadinamais didžiaisiais kalbos modeliais, angliškai vadinamais large language models, kaip sakiau, jie apmokyti milžiniškais tekstinių duomenų kiekiais ir naudojami specifiniai neuroniniai tinklai, tai vadinami tokie transformeriai. Taip pat generatyvinis dirbtinis intelektas jau gali generuoti ne tik tekstą atsakymus, bet ir vaizdus. Ir čia vėl tokie populiariausi vaizdų generatoriai yra panaudojami sujungus didžiuosius kalbos modelius su vaizdų generavimu. Mes galim vaizdus generuoti pagal užklausas. Tai čia generuotų vaizdų kokybės kitimas pademonstruotas šioje skaidrėje. Ir kai matom, čia 2017, tai dar labai seniai, prieš jau 7 metus, ir vaizdas yra pakankamai toks tikroviškas. Čia anksčiau buvo, bet praėjo 3 metai ir jau kaip pagerėjo kokybė generuojamų vaizdų, o nekalbant apie tai, kad dabar kaip jis gali generuoti ne tik veidus, bet ir kitus kažkokius vaizdus. Čia keli pavyzdžiai, bet jūs jau čia matė, patys tikriausiai kūrėt ne vieną. Čia gal šitą praleisiu, bet šiek tiek apie grėsmes pabaigai norėčiau užsiminti. Ir tas yra labai svarbu ir tą turi suprasti visi ir turi kartoti ir kartoti, kad nepaisant dirbtinio intelekto galimybių, bet yra ir didelės grėsmės. Ir ne visi įvertinam jas iš nežinojimo. Visų pirma, tai gali būti klaidinga informacija. Ir tokiu būdu dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas blogiems tikslams kaip dezinformacijai. Tai čia labai svarbus mūsų kritinis mąstymas. Tai, ką sugeneruoja dirbtinis intelektas, tai, ką randam mes internete, toli gražu mes neturim pasitikėti taip aklai. Ir socialiniuose tinkluose kokią informaciją randam ir panašiai. Dirbtinis intelektas gali labai irgi prisidėti blogąja prasme. Privatumo pažeidimai. Tai jeigu apmokytas tinklas kažkokiais jautriais privačiais duomenimis, kas ten žino kaip yra, tai irgi gali, arba mes, pavyzdžiui, savo ligos istorijos duomenis pateiksim į kažkokį pokalbių robotą, kas ten žino, ar ypač jeigu nelabai patikimas tas įrankis, gal mūsų duomenis, jautrus asmeniniai duomenis gali pakliūti kažkokiam blogiečiam ir panašiai. Taip pat aiškumo trūkumas, kadangi
Kartais dirbtinio intelekto rezultatas yra nenuspėjimas ir net jo kūrėjai ne visada supranta, kaip jis veikia. Tikslumo stoka, kad mes neaišku, kaip įvertinti rezultatus. Neaiškumas dėl atsakomybės, kas turi atsakyti už dirbtinio intelekto padarytas kažkokias klaidas, modelio kūrėjai, sistemos naudotojai, netinkami mokymo duomenys ar panašiai. Na ir svarbu labai, kad per didelis pasitikėjimas dirbtinio intelekto sprendimais. Ir tai gali sukelti neigiamų pasiekmių, jeigu mes viską tikėsim, ką čia tas dirbtinis intelektas padarys. Nu, darbo rinkos pokyčiai tai gal toks specifinis. Ir aišku, teisinio reglamentavimo stoka, kaip ir sakau, dabar studentai, dėstytojai kažką naudoja tuos įrankius, galima, negalima, mes naudojam internetą, paiešką rašto darbams, tai ten irgi pilna dirbtinio intelekto, tai kiek galima, kiek negalima. Aišku, reglamentavimas dabar jau prasidėjo, yra galbūt dalis jūsų ir girdėję dirbtinio intelekto aktą, tokį priėmė Europos Sąjunga. Amerikoje irgi reglamentavimas, bet ten laisvesnis. Na ir vėl ten Kinijoje, ten tokio reglamentavimas, jeigu ir yra, tai vietinis, bet grėsmė kitam pasauliui irgi gali kilti, tai ir panašiai. Tai iš tiesų pabaigti savo tą paskaitą norėčiau tokia sentencija Skinnerio, kad tikroji problema yra ne tai, ar mašinos mąsto, bet ar mąsto žmogus. Tai vat norint, kad tas dirbtinis intelektas nepasidarytų toks protingesnis už mus, mes turime būti kritiškai vertinti rezultatus ir prisidėti prie dirbtinio intelekto kūrimo, bet nesuabsoliutinti ir nemanyti, kad čia tas dirbtinis intelektas užkariaus visą pasaulį, kaip darbo rinkos pokyčiai, čia vėl yra atsiradę, kad viską pakeis dabar dirbtinis intelektas, visi bus bedarbiai ir panašiai. Nu, bet toli gražu rodo realybė, kad taip neįvyksta, nors aišku, kai kuriuose srityse gali tas vykti ir natūralu, apskritai kažkokiom technologijom naujom atsiranda, tai visada ta darbo rinka keičiasi, pobūdis darbo galbūt ir panašiai. Tai tiek norėjau šiandien jums papasakoti ir galbūt turite kokių klausimų, tai prašom. Arba klausimų, arba šiaip kokią diskusiją galėtume turime dar laiko, taip, dar inicijuoti, tai prašom, laukiu. Taip. Jūs minėjote apie darbo rinkos pokyčius, tai gal galite pasakyti, kokių šakų darbo specifikos neberekomenduotumėt? Rinktis? Taip. Žinoma, na, čia kaip čia pasakyti, iš tiesų galbūt jūs, didžioji dalis vis tiek yra tokie intelektualūs ir studentai, kaip supratau, dauguma jūsų, tai iš tiesų dažniau keis dirbtinis intelektas fizinio darbo reikalauja, fizinės jėgos reikalaujančius darbus, tai dabar jau matom, kad mums ir ten tų šlavėjų, valytojų ir viso ko reikia mažiau. Gamyklose irgi to tokios žemutinės grandies ne specialistų, bet darbuotojų jau nereikia, nes viskas yra automatizuota, tačiau reikalinga ir didelis trūkumas yra būtent tie, kurie nebūtinai kuria dirbtinio intelekto sistemas, bet tinkamai naudoja ar dirbtinio intelekto, arba apskritai naujas informacinės technologijas. Ir tada reikia ir, aišku, ir ugdyme, čia pradedant nuo mokyklos, bet ir ten, tarkime, kolegijose ir universitetuose, na, kad tai gali pasirodyti, pavyzdžiui, mokiniams, kuriems galbūt ne taip stipriai sekasi mokslas, aš būsiu kažkoks darbininkas. Bet tas net įprastas šiuo metu darbininkas turėtų kažkokių įgūdžių, kaip naudoti tas technologijas ir būti mokomas, tarkime, net ir kažkur profesinėje mokykloje ir panašiai. Tai kokių tų sričių, tai, na, galbūt sunku išskirti konkrečiai, kad tikrai jau tokių nereiks, nes visų pirma vertinti dirbtinio intelekto rezultatus irgi reikia žmonių ir kad jeigu taip visiškai pasitikėsi, viską ten jis daro, tai irgi galima nusiristi, na, neaišku kur. Taip, kad aš asmeniškai kažkaip nemanau, kad čia taip labai didelė grėsmė daugeliui sričių darbo rinkos.
Na, bet galbūt aš ne visai teisi ir per daug optimistiškai galvoju, gal laikas parodys kitaip. Kalbėdama apie skirtingas dirbtinio intelekto rūšis, kaip jūs sakėte, kad vaizdus kuriantis intelektas jau yra tik vienas žingsnis nuo bendrinio, bet ir man tas paskutinis žingsnis artimas Ne, tai aš taip pritarčiau Jums, kad tai čia tas pasakymas taip, kad tai jau taip labai arti to bendrojo intelekto, bet na, čia irgi galbūt tas manimas toks nėra visiškai teisus. Ir taip atrodo, kai dabar tie pokalbių robotai jau viską supranta, ko mes paklausėm, duoda gerus atsakymus nuo mūsų manimų. Bet iš tiesų dar jis vis tiek nėra toks unikalus kaip žmogaus intelektas. Tai dar tikėtina, kad čia reiks pastangų nemažai įdėti, kad jisai būtų jau toks artimas su žmogus intelekto. Visų pirma, yra dar svarbios tokios žmogaus savybės, kaip pavyzdžiui intuicija, nes, na, irgi čia emocijas jau dabar dirbtinis intelektas bando kurti ir, pavyzdžiui, ten šnekoje nėra taip kaip robotas toks prieš 20 metų, kalbėjo girgždančiai, dabar jau gali būti su emocija. Bet žmogaus, tai pavyzdžiui, intuicija apskritai yra pasąmonė, yra toks apskritai neurobiologijoje dar sunkiai neištirtas dalykas, tai perkelti jį irgi, nes kažkaip žmonės gali šnekėti kažką ir suprasti vienas kitą, be to tikslumo. Dirbtiniam intelektui tai gali būti sudėtinga, taip tarp eilučių, kitaip sakant, tarp eilučių įskaityti. Bet čia galbūt mes ir susižadėm tuo dirbtiniu intelektu kartais ir per daug, nes atrodo, oi, kokie atsakymai tikslus, tikrai aš to nežinojau, jis pasako, bet jeigu mes ten jau į konkrečiai gilintumės į jo atsakymus, tai rastume daug tų ir haliucinacijų vadinamų, ir tokio nusišnekėjimo, ir panašiai, ir taip toliau. Taip kad dar čia iki to tokio visiškai analogo žmogaus intelektui, be to galbūt ir žmogaus intelektas tobulėja, net esant pačiam dirbtiniam intelektui, dabar jau visko reikia žmogui žinoti, išmanyti daug daugiau negu reikėjo ten prieš 100 metų. Tai vat čia yra tokių daug ir filosofinių klausimų, į kuriuos atsakymų šiandien dar nėra. Taip? Su tom dabartiniam didžiosiam kalbos modeliais, tai skaičiau kažkiek, kad jie turi problemų, kad joms reikia būtinai treniruotis ant teksto, kurį parašė žmonės. Nes jeigu treniruojasi ant teksto, kurį parašo modeliai, jų kokybė pradeda degraduoti. Ar yra kokie dabar tyrimai į šitą procesą, kas dabar žinoma? Taip, tai aš galbūt konkrečiai ten kažkokių tokių įžvalgų negalėčiau pasakyti, bet iš tiesų tai ir parodo, kad dirbtinio intelekto sugeneruoti atsakymai, nors mums iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jie yra labai tikri, bet ten yra dar daug netikrumo, kaip ir sakau, kad žmonės kalbėdami ir, kaip galima sakyti, nusišnekėdami arba kalbėdami į pievas ir jie susišneka ir daug yra tokios netiesiogiai. Čia kaip gal per paskaitą kokią pasiruošus tą kalbą, taip jau čia kaip žirnius beri į sieną. Bet natūraliam bendravime, tai yra dar, ta prasme, kažkaip žmogus supranta, neaišku, net kartais, arba apskritai sako, žmogus vienas su kitu susišneka, o vienas su dar kitu nelabai, nes kažkaip tai neranda tokios bendros kalbos ir panašiai. Tai čia manau, kad ir tam dirbtiniam intelektui tikrai reikia tobulėti ir čia galbūt dabar taip mes susižavim su juo, bet iš kitos pusės, tai kūrėjų atsiranda daug, vystytojų, ypatingai dabar, kaip ir minėjau, didžiosios IT kompanijos, net yra tokia statistika, kad kas buvo anksčiau, ten prieš keliasdešimt metų, kad akademiniam pasaulyje, universitetuose dirbtinio intelekto vystymosi buvo daug daugiau negu versle, o dabar iš tiesų yra jau atvirkščiai, jau universitetai kaip ir nustumti į šalį ir net ir lietuviškos kompanijos, galbūt jūs irgi susijęs su tuo, arba ten galbūt dirbat IT kompanijose, kurios irgi jau ir ne tik taiko, bet ir kuria dirbtinio intelekto sprendimus, nes viskas taip truputėlį pasikeičia, nėra tik universitete, o tas reiškia, kad daug plačiau
tas tada, na, galbūt yra, aišku, šiokių tokių minusų, bet yra ir privalumų. Aš gal tokį paprastesnį klausimą turėjau, tikiuosi. Jūs minėjote apie neuroninių tinklų paslėptuosius sluoksnius, tos hidden layers. O kodėl jie paslėpti, kas juose vyksta? Kodėl jie nėra nepaslėpti, tuo aš galbūt tada gal parodysiu tą schemą, kas čia paslėpta. Čia tokia galbūt šiek tiek perkeltinė prasme, bet jeigu mes sprendžiam, tarkime, klasifikavimo uždavinį ir taikom taip vadinamą prižiūrimą mokymąsi, angliškai vadinamą supervised learning, tai mes žinom, ko norim gauti išėjimuose. Kaip sakiau, ten yra dar toks skirtumas minimizuojamas tarp to, ką neuronas gavo šitose vietose ir ką mes norėjom gauti, tarkime, klases. Tai čia yra žinoma, o šitose vietose ir yra čia mes nežinom tikrų reikšmių, kas čia turėjo būti. Tai tas paslėptieji, tai aišku, čia nėra kad kažkas paslėpta, čia toks susitarimo reikalas, matyt, kai pradėjo, tai kitaip sakant, tai yra sluoksniai tarp įėjimų ir išėjimų, tie tarpiniai sluoksniai galbūt dar galima būtų paminėti ir panašiai, tai čia tokio labai kažkokio paslėpto nėra, vidiniai sluoksniai, kad taip, kaip ir dažnai tie terminai pradeda vartoti ir panašiai. Nebūtinai jie turi ten kažkokią, taip, kad čia nelabai kas yra paslėpta, išskyrus tai, kad tų trokštamų reikšmių žinom šioje vietoje, bet šioje vietoje nežinom. Minėjote, jog kalbos modelį naudojant kalbos formas. Iš esmės tie kalbos formai skiriasi nuo dirbtinių neuronų. Tai iš tiesų ChatGPT, jeigu mes iššifruosim, tai chat yra pokalbis, o GPT tai yra paskutinė raidė T, tai yra transformer. Iš tiesų jie yra neuroniniai tinklai, jie, kaip pasakyti, nėra nieko ten juose ypatingo, išskyrus tokį vadinamą attention mechanizmą, dėmesio mechanizmą. Tas dėmesio mechanizmas, jis naudojamas ne tik transformeriuose, bet ir kitose tinkluose. Tai aš kur rodžiau čia pavyzdžius, skaitant ir šitą, tai čia yra toks pats paprasčiausias. Dabar tie tinklai yra viskuo tiek aplipdyti, kad tai, čia paaiškinti apie kiekvieną iš jų reiktų ten po paskaitą ilgą pravesti. Bet transformerių, tas attention, dėmesio mechanizmas, bando imituoti žmogaus, ar tai kalbos supratimą, ar yra visual transformeriai dabar tokie sukurti vaizdams atpažinti, nes žmogaus rega, pavyzdžiui, kai pamatom kažkokį vaizdą ar ten paveiksliuką ekrane, nenagrinėjam kiekvieną pikselį, taip žiūrim kiekvieną pikselį, kiekvieną detalytę. Yra fokusuojamasi į kažką, kas yra mums svarbu. Ir mes ten žvilgtelėję nuotrauką galim iš karto atpažinti kažką. Nereikia mums net visko. Tai ir yra dėmesys į svarbiausius dalykus. Ir transformeriai, kadangi jie natūralios kalbos apdorojimui buvo sukurti, tai būtent ir kalboje, kaip mes ten šnekam, daug yra ir nereikšmingų žodžių, bet suprasti, kur yra reikšmingi žodžiai. Ir tie reikšmingi žodžiai gali būti pasakyti nebūtinai vienas po kito, tai tinklas turi suprasti tą seką, kas yra kur ir tą reikšmingumą, juos pasakyti tą reikšmingumą, atkreipti dėmesį. Tai jeigu taip labai supaprastinti, bet tai yra neuroniniai tinklai, kuriuose yra daug daugiau visko prilipdyta negu čia. Visų pirma, dar transformeriai prastai yra mokomi neprižiūrimo mokymosi strategija, ta vadinama unsupervised learning, nes mums tekstą, jeigu analizuojam, tai mes neturim ten klasių, kažkokių paprasčiausiai ryšius tarp teksto, tarp žodžių, tarp kažkokių simbolių, ieškom, dar nežinom, ko mes norėtume gauti, kaip klasifikavimo uždavinėje. Aš turiu klausimą, kaip dažnai jūs pati naudojatės dirbtinio intelekto? Taip, tai naudojusi, ar kaip dažnai, bet vis dažniau, kitaip sakant, visų pirma ir vien dėl to paieškos kokios, kai ten anksčiau, tik tai ten Google ar kažkokia kitoje paieškos sistemoje ten knysiesi, o dabar labai dažnai naudoju kažkokiai hipotezei patikrinti, ar aš teisingai suprantu, jeigu, apie kažkokį dalyką. Ir tada jisai taip sumarizuotai, apibendrintai atsako ir tada,
kaip ir supranti, kad tu gerai supratai. Jeigu atsiranda kažkokių niuansų, tai dar, kadangi aš dirbu ne tik su studentais, bet ir mokslinius tyrimus atliekame tame fakultete, minėtame matematikos informatikos fakultete ir duomenų mokslo skaitmeninių technologijų institute. Tai taip mes kiekvieną dieną tiek naudojam, tiek bandom kurti vaizdų analizės, dirbtinio intelekto modelius, bendradarbiavimą su medikais, kur ten su vaizdų analizė jiem yra svarbu. Tai. Bet ir buityje praktiškai ten, kai reikia kažkokia problemėlė kyla, visada paklausia, dažnai paklausia, kaip jam atrodo, bet nebūtinai tikėti juo, bet kažkaip užveda ant kelio galbūt. Tai kažkaip, bet dar taip paskaitas ruošti, dar kažkaip man norisi pačiai. Šias skaidrės irgi pati paruošiau, o ne dirbtinis intelektas, nors dabar jau tą gali ir asistentai gali būti sukūriami, kuriem čia nereiktų manęs, bet mano balsu kažką čia dar gražiau galbūt papasakoti. Dar tai nesu dar ant tiek pažengusi, bet galbūt yra ir pažengesnių dėstytojų, kurie jau ir tokius virtualius asistentus jums sukuria ir jūs juos naudojate. Dabar kylanti problemų yra ypač tais vaizdo generavimu ir meno generavimu tom mašinom, kad kai internete yra daug paplatinta įvairaus arto ir jis vis tiek yra ir nuasmeninė sukurta kažkas ir jis tą tokį copyrightą turi, kur, pavyzdžiui, plagijuoti jo pačiam žmogui negalima, bet kai dirbtinis intelektas, jis kadangi labai daug duomenų surenka, kad jis galėtų sukurti kažką, tai vis tiek yra variantų, kada tai skaitosi kaip ir plagiavimas ir ar įmanoma kažkaip išspręsti šitą problemą, kad tie menininkai patys galėtų, nežinau, nebūti taip nuskriausti. Taip, tai čia prie tų grėsmių, galbūt aš čia ne visas jas taip įvardinau arba per greit perbėgau, tai taip, intelektinė nuosavybė, čia kalbama ne tik apie meno kūrinius, paveikslus kokius, bet ir tekstą, pavyzdžiui, literatūros kūrinius ir panašiai. Tai čia taip yra didelė problema ir aš prieš ruošiantis paskaitai apie tą profesorių Hintoną šiek tiek daugiau paskaitinėjau, tai jisai iš Google ir išėjo ne taip seniai dėl to, dėl visų tų tokių, jis norėjo būti nepriklausomas, nes priklausantis kompanija, tai turi pagal kompanijos taisyklės, kažkaip pagal kompanijos politiką elgtis, tai dėl tų irgi klausimų, kurie yra, gana tokie aštrus ir neišspręsti, ir jis norėjo, taip tyrinėti šiek tiek iš šono, nebūti priklausomas nuo kažkokios kompanijos. Tai taip, čia dabar kaip apsaugoti kūrėjus, ten yra anksčiau plagijavimas, tai matai, kad tas kūrinys yra lygiai toks pat, o dabar jis perdirbtas, tai nelabai gali taip vienareikšmiškai nustatyti iš to ar ne iš to kūrinio, bet aišku, kaip tų modelių kūrėjai, kiek jie sąžiningai elgėsi, bet gal tas ir sąžiningumas jų, jeigu viskas, kas yra internete, jie pumpuoja automatiškai, ir į tos copyrightus net automatai gali nekreipti dėmesio. Taip, čia yra ir tas reglamentavimo, to privačios tokios intelektinės nuosavybės klausimai yra labai atviri ir, nežinau, kaip jie bus išspręsti, jeigu jau yra paleistas džinas iš to indo, tai kaip į ateitį, bet dabar kažką ten visiškai uždrausti, tai irgi jau nėra sprendimas. Tai nežinau, tokio atsakymo gal kažkas iš jūsų galėtų konkrečiau kažką pasakyti. Man tai irgi atrodo, kad dar taip yra labai viskas neapibrėžta. Galiu pasakyti vieną dalyką iš teisės istorijos. JAV buvo 19 amžiuje teisė žmonių į ne tik savo plotą, bet ir visą orą virš jų plotų. Kai atsirado lėktuvai, po kurio laiko nusprendė, kad reikia biškį peržiūrėti teisinę sistemą, kad lėktuvai per daug naudingi, kad šitom oro teisėm toliau taip tęsti ir apribojo iki kokio aukščio tos teisės. Tai taip, čia iš tiesų dėl reglamentavimo, tai kadangi čia pastaruoju metu labai taip jau aktualu ir pradėjau kalbėti, tai pavyzdžiui Amerikoje, kaip truputėlį ta strategija naudojamas, viską leisti, nereikia taip drausti. Europoje, kaip ir Europa gal visada tokia konservatyvi labiau viską nori reglamentuoti.
Bet ar, nu, kas čia teisesnis, kas netoks teisus, tai sunku pasakyti. Bet taip, tie reglamentavimai, Kinijoje tai dar ten yra kitoks tas reglamentavimas. Tai yra niuansų, bet galbūt tikrai ateis laikas, bet tai ir teisėjai persiorientuoti irgi reikia laiko. Nėra taip, kad čia viską įstatymų, ten visos daugelį įstatymų ir visokiose reglamentuose, tai yra reiktų tada keisti. Tai čia per dieną nepakeisi. Bet iš kitos pusės gal, nežinau, gal autoriams turi būti atlyginta tinkamai už kažkokį paskelbimą internete ir tada jau ima ir naudoja, gal, nežinau. Norėtume padėkoti profesorė Olga už labai įdomią paskaitą. Tai Open Readings konferencijos atstovų norėčiau jums duoti dovanėlę. Jei kas nors dar turėsite profesoriai klausimų, galite klausti jos asmeniškai. Prieš jums pabėgant, taip pat norėčiau pasakyti, kad ant savo stalų turite QR kodus, būtų labai malonu, jeigu juos nuskinuotumėt ir užpiltumėt apklausą apie šią paskaitą, kas jums patiko, kas nepatiko, kad galėtume kitą paskaitą geresnę padaryti. Tai ačiū labai visiems susirinkusiems, iš tiesų nustebinot, kad čia gana gausiai susirinkot. Man studentai ne taip gausiai ateina į paskaitas, randa įdomesnių veiklų, tai ačiū labai ir tikiuosi, nors dalis informacijos buvo įdomios. Jeigu jis domina taip pat mokslinės paskaitos, gegužės 13-16 dienomis vyksta Open Readings konferencija, kurią galite ateiti paklausyti paskaitų temomis nuo astronomijos iki medicinos. Taip pat galite sudalyvauti ir parodyti savo tyrimus kaip stendinį pranešimą arba žodinį pranešimą. Tai labai jūs kviečiam užsiregistruoti, registracija vyksta, galite rasti openreadings.eu tinklalapyje. Kita Café Scientifique vyks sausio mėnesį, sausio 14 dieną, tema bus šiaurės pašvaistis ir saulės aktyvumas. Tikriausiai pastebėjote, kad šis metas gana buvo aktyvų, netgi rožinis dangus buvo porą kartų. Tai labai lauksime jūsų ateinant iki sausio mėnesio. Ačiū labai už kvietimą, labai įdomu buvo. Ačiū, kad